Atėjo kūčios. Tai bene svarbiausia metų šventė. Kodėlgi? Na, juk tai yra šeimos vakaras. Ir žinokite, vien mintis apie kūčias man teikia ramybės ir susikaupimo jausmą. Tradiciškai šią dieną šeima dalinasi kūčių vakarienę, tačiau šiandien įkūniju veikėją, kuris neturi nei šeimos, nei draugų. Nors tai skamba ganėtinai liūdnai, tikiu, kad net iš blogiausios situacijos galima išpešti ko nors gero. Ką tik tapau liudininkas įvykio, kuris sukrėstų kiekvieną. Vyras trenkė moterį. Ir ne šiaip trenkė. Jis ją pažemino, kol pats toliau mėgaujasi alkoholiu bei kitų moterų dėmesiu. Ne taip reikia švęsti kūčias. Ne taip reikia laukti Jėzaus gimimo. Na, kadangi jau dirbu kūčių vakarą kalėdų seneliu šiame prašmatniame kurorte, tai bent jau ir atliksiu kalėdų senelio pareigą. Pasirūpinsiu visais nedorėliais, kuriems svarbus kūniški malonumai ir atvesiu juos į doros kelią. Manau, kad pats laikas žmonėms susiprasti, kad susilaikymas ir geri darbai vieną kartą per didžiausią metų šventę tikrai nėra sunku. Gerbiu moteris, tačiau ši panelė pasikvietė mane ne į knygų klubo vakarą ir ne arbatėlės išgerti, o mane suvilioti ir dar sušaudyti. Šito tikrai netoleruosiu. Man teko gintis ir atjungiau ją. Dar numečiau mėsos gabalą šalimais, kad prabudusi ir jį pamačiusi, ši jauna moteris gerai pagalvotų, ką tai simbolizuoja ir atiduotų savo gyvenimą į Jėzaus rankas. Ką pastebėjau, tai kad fotografijos, kurios puošia sienas, tikrai nešlovina Dievo ar kūčių dvasios. Veikiau jau skatina nusidėti. Reikės ką nors sugalvoti, kaip tai sutvarkyti. Na, o kol kas užėjau į tualetą trumpam pasižiūrėti į save ir pagalvoti, ar tai, ką darau, yra teisinga. Vis dėlto esu kalėdų senelis ir privalau rodyti gerą pavyzdį. Kad ir kaip ten bebūtų, pravėriau duris ir akis į akį susidūriau su netikša, kuris trenkė moteriai ir dabar eina kažkur su dar kita moterimi. Piktai jį nužvelgiau ir suvokiau, kad laikas imtis rimtų veiksmų. Teisingai, nusekiau tą nenaudėlį pasižiūrėti, kągi jis darys. Naiviai viliuosi, kad pirkti dovanos savo mamai, tačiau abejoju. Mano įtarimai pasitvirtino. Pagalvojau, ar verta imtis veiksmų, jei durys liks atidarytos, bet du priešingos lyties atstovai, vieni kambaryje ir dar be viršutinių drabužių, niekada nėra geras ar doras ženklas. Sutrukdžiau pačiu laiku. Deja, bet jei iš klaidų nepasimokai gyvenime, pasimokysi su Dievu. Nors veikiau šiuo atveju su šėtonu, bet nesvarbu. Tebūnie tai būna pamoka visiems, kas drįsta pakelti ranką prieš moterį ar užsiimti bet kokią nedorę veiklą per kūčių vakarą. Fotografijos ant sienų man vis dar neduoda ramybės, tad kita mano užduotis bus pasirūpinti jomis. Bet pirma, manau, kad atlikus pareigą pavadinimu nedorėlio nugaroje peilis, man reiktų nusiplauti savo sąžinę, tad susiradau dirbtinį krioklį ir išsimaudžiau jame. Hey, these babes are out of my league until I pick up a camera. Then I own them. They'll do anything. Anything. O štai ir nedorasis dėdė atsakingas už nešventas ir moteris žeminančias nuotraukas. Pakviečiau jį pasikalbėti, dėja su tokiu kaip jis mažai kalbų, tad išrašiau jam šiek tiek migdomųjų, kad nurimtų hormonų audros. Susivokiau, kad padariau klaidą, nes dabar turėsiu dirbti už 2. Taigi greitai persirengiau bloguoju dėdę ir nupėdinau paklausti, kokiu etatu šis dirba ir koks jo darbas. Mergina akivaizdžiai serganti korona leido man žinoti, kad visas nedoras veiksmas vyksta Rūsyje. Hey, stud. Nothing has to come between me and your camera. Nothing. Ten gyvena piktasis goblinas, kuris išnaudoja moteris ir jį reikia pamokyti. Štai ir jis. Ne tik gadina kitiems gyvenimus, bet dar ir save nuodija plaučių vėžiu. Ir dar prie pat mažo šuniuko. Ta proga, kad tau jau taip patinka nuodai, gausi jų į valias. Prisiminiau, kad esu su piktojo dėdės drabužiais, tad nuėjau užimti jo darbo vietos. Radau puikią fotografijos studiją, kuri tiktų kurti vaizdo įrašus YouTube bei TikToko platformoms žaidžiant senus vaizdo žaidimus. Good, baby, looking really good. Deja, priėjus arčiau, akį patraukė dar vienas nedoras dėdė, kuris kūčių dvasios tikrai nejaučia. Turėtum fotografuoti ką nors gražaus, o ne nuodėmingo. Na, nors vienas geras dalykas po šios sunkios darbo dienos nutiko. Su manimi susisiekė specialiųjų gerųjų darbų organizacija ir priėmė mane į darbą. Mano užduotis bus skleisti pasaulyje gerumą ir Dievo žodį. Padarysiu viską, kas mano galioje, kad tik padaryčiau gerą darbą. Tikiuosi jūs taip pat. Linkiu visiems gerų darbų kupinų kūčių vakaro, linksmų šventų kalėdų, linkiu nepamiršti savo šeimos ir tikiuosi, kad spėsite pažaisti kokį seną kompiuterinį žaidimą per šias šventes.